svečiai ir visi, kurie prijaučia bočeliams, kad atvykote į svečius. Mėly svečiai, brangus bočiai, bendruomenės nariai, meno mylėtojai ir bičiuliai, nuoširdžiai sveikiname visus susirinkusius į šventę Bočių vasarą. Vasara – tai žydėjimo, brandos ir šviesos metas, o žmogaus gyvenime branda – tai sukaupta išmintis, draugystė ir meilė. Tegul šiandien skamba dainos, eilės ir nuoširdus aplodismentai visiems, kurie savo talentais puošia mūsų bendrovę. Kaip matote, kaip ten sako, negirk dienos be vakaro, bet kol kas tai ir dievulis mums, kaip sakant, padeda. Tikėkime, kad bus graži diena. O dabar sveikinimo žodį kviečiu pirmininkę Vidą Vegienę. Visiems labą dieną. Dėkojam, kad atkreipė dėmesį į Bočius ir žiūriu, visi nepabūgę lietaus, nors vakar labai pylė ir gazdino mum, bet, kaip sako Stasytė, dievulis sumylėjo ir atvykome ir pasiruošę tad su mūsų Bočių vasara. Skaitau, atidarytų. Ir naudodamasi progą, kviečiu mūsų bendruomeniai pasidžiaugti, kad mes dalyvaujame įvairiuose renginiuose ir stengiamės sukviesti kuo daugiau. Ir kviečiu prisijungti prie Bočių, kas dar nesate nariai, kad galėtumėte įsijungti į bendriją ir būti aktyvus mūsų nariais. Tai dar kartą ačiū ir sveikinu su Bočių vasara. Dabar kviečiame Seimo narę Iloną Gelažnikienę, atsiprašau. Labai sunki. O toliau po Seimo narės Stasys Balčiauskas, vicemeras, nežinau ar yra ar ne. Labą dieną, gerbiami bočeliai, čia kaip pavadinote, taip labai gražiai ir švelniai, bet jūs žiūrint, taip norisi pasakyti labą dieną brandi jaunystė, nes visi spalvoti, gražūs, ryškūs žmonės pasitempę su šypsenomis. O ko nesidžiaugti, žinot, pati vasara ir gera matyti jūs susibūrus į vieną būrį, praleisti smagiai laiko kartu. Kalbant apie Pasvalio bočelius, kadangi vakar su moterimis, kai tik kalbėjomės, žinot, smagu, kad vienyje apie 130 narių. Ir aš suprantu, kad visada reikia to iniciatoriaus arba tos, nežinau, galvos ar širdies, kuris jungia į vieną visumą, pakviečia išeiti iš namų, kartais tiesiog žodžiu, kartais bendrų raginimų. Ir tada, kai yra organizacija, ar žinot, labiau gal aš jau sakyčiau, iniciatorės, gerbiamos moteris, kurios kartais pakibina iš šalies, kad ateikime ir laiką praleiskime kartu. Ir aš suprantu, kad čia yra suvažiavę bočiai ne tik iš Pasvalio krašto, mačiau savo pakrojiečius, girdėjau, kad yra joniškiečių, mačiau yra šiauliečių. Tai reiškia, kad draugais ir Panevėžys yra atvažiavęs. Tai vadinasi, suvažiavot iš dalies Lietuvos į svečius ir draugai važiuoja pas draugus. Tai yra pats geriausias vasaros laikas pasibūti kartu. Taigi, gerbiami bočeliai, mielos bočelės, gražaus jums šiandien laiko, smagaus pasibuvimo, puikios nuotaikos. Ir aš kaip visada sakau, su pagarba ir meilė džiaugiuosi, kad jūs esate brangūs žmonės mums, kaip visada. Mes iš jūsų turim mokytis ne tik kaip reikėjo dirbti, bet kaip ir laiką gerai praleisti. Taigi, gražaus jums šiandien renginio ir ačiū mūsų dekanui Pasvalio gerbiamam Hendrikui už gerą orą. Taip reikėtų pasakyti. O melom moterim čia maža saldi dovanėlė, kada susėsit atsipūsti po visų darbų. Ačiū labai, Labai ačiū. Ar galiu laikinai pasidaryti? Nepamirškite taip, mirks.
Vicemeras ar pasirodė Ernestas Balčiauskas? Nėra. Tada prašome tarybos narę Danutę Jablonskytę Roščią pasisakyti. Igorio Malinausko nematau. Želvio nematau. O toliau ruošiasi Pasvalio senjorų vadovas Edmundas Jasiūnas. Ponio šitos. Labadiena visiems. Labai džiugu matyti jūs susirinkusius, kaip ir gerbiama Ilona sakė, su šypsenom veiduose. Tai žinokit, dekanui tai gal reikia dėkoti, bet aš norėčiau jum visiems padėkoti, nes aš manau, tos debesis pravaikė jūsų nuoširdžios šypsenos. Todėl linkiu šiandien jum praleisti gerai laiką, pabendrauti vieni su kitais, nes tikrai ne kasdien susirenkat ir padėkoti, aišku, jūsų stipriai bendruomeniai, kad randat laiko ir noro būtent susibėgti, pabendrauti ir pasidalinti savo visą gerą patirtimi. O šiandien taip pat linkiu ir turbūt muzikos daug nusimato, ne tik bendrauti, bet ir klausyti ir džiaugtis. O taip pat turiu saldžią dovanėlę moterims, kurios tikrai dirba, atidirbo, suorganizavo tokią šventę, todėl džiaugiamės kartu su jomis. Prašom, Edmundai. Labadiena visiems. Labas, Vidutė. Pirmučiausia norėjau pasveikinti su šią gražią tradicinę šventę Pasvalio senjorų bendruomenės vardu. Matant jūsų veiduose šypsenas, tai yra nuostabu. Bendrystė yra pagrindinis dalykas, kuris brandos amžiuje reikalingas ir neatsietinas žmogaus. Ir sakyčiau, kad rankos paspaudimas, šypsena, kaip tam senam geram multiplikaciniam filme, nusišypsok ir tau nusišypsos. Tai yra tiesa, iš tikrųjų. O dabar norėčiau apie planus. Sekančiais metais Pasvalio senjorų bendruomenė užsibrėžus grandiozinis planus, kadangi mes matom, kokioj padėti yra tiek neįgalieji, tiek senjorai, tiek bočiai, tiek visi kiti, kurie dirba savarankiškai, ne iš valdiškų institucijų. Ir aš ranką prie širdies pridėmus dešinę. Pažadu, kad dėsim visas pastangas, kad finansavimas būtų didesnis. Taigi, mylieji, su švente visus šypsokitės. Iš svečių daugiau nebematau. Iš valdžios gal vėliau prisijungs. Dar turėjo būti Oragos prezidentė, bet nėra. O dabar norėčiau supažindinti meninę programą. Meninę programą, kurią pristatys kiekvienas kolektyvas. Pirmiausia, tai Pasvalio bočių bendrijos kapela Svalios Vingis Vita Zita Mikšienė, Pasvalio kultūros centro moterų senjorų šokių grupė Svajonių ritmai, vadovė Lina Bžeskienė, Pasvalio 3 universiteto Tau vokalinis moterų ansamblis vadovė Elona Rodžienė, Panevėžio bočiai vadovas Vitalijus Statkevičius, Pakruojo bočių bendrijos ansamblis Žiburis vadovas Darius Skrudupis, Pasvalio kultūros centro moterų senjorų šokių grupė Svajonių ritmai, vadovė Lina Bžeskienė.
Joniškėlių bočių bendrijos vokalinis ansamblis vadovė Valerija Dzekavičienė, atsiprašau. Pas Joniškio, atleiskit, bočiam viskas yra atleistina. Pasvalio asmenų su negale draugijos Žalsvasis šaltinis vadovė Nijolė Stepulienė. Parašyti. Pasvalio socialinių paslaugų ansamblis Dainuojančios širdis vadovas Petras Samulėnas. Pasvalio kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis Rudenėlis vadovas Giedrius Gumbelevičius. Mūsų kraštietis poetas Vladas Braziūnas. Ir taip pat nėra čia literatų klubo užuovėjos, bet bus atstovė. Pirmieji į sceną kviečiame kapelas Valios Vingis vadovė Zita Mikšienė. Kolektyv. Linkime visiems gražaus pasirodymo ir kviečiame žiūrovus pasitikti atlikėjus gausiais aplodismentais. Labą dieną visiems. Smagu matyti ir būti su jumis šiandien šioje bočių vasaros šventėje. Ir mes jums norim palinkėti. Bočiai renkasi linksmi, šypsosi veidai rausvi, skamba dainos, juokas liejas, širdise jaunystės vėjas. Taurę laimės pakelkime, vienas kitą apkabinkime, tegul džiaugsmas mus lydės, bočių vienybė lai žydės. Tegul dainos primena mums, kad gyvenimas gražiausia dovana. Ir mes jums padainuosime 3 dainas. Pavadinimų nesakysiu, kartosis žodžiai, atspėkit iš pasikartojančių žodžių. Žinomos dainos ir prašom kartu padainuoti. Arčiau.
Mylėti žemę, mylėti žmogų.
Ačiū vadovė, reiškiam padėką. Gyvuokit, dainuokit. Į sceną kviečiame Pasvalio kultūros centro moterų seniorų šokių grupę Svajonių ritmai vadovė Lina Bžaiskienė. Ir trečias ruošiasi tau vokalinis moterų ansamblis. Prašom į sceną. Por el feo me queda antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura suerte tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. No quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el título. Hay que agarrártelo cuando quieras, mamita. Así como lo oí. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Al parece que solo me quedé y fue pura suerte tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. No quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el título. Hay que agarrártelo cuando quieras, mamita.
Į sceną kviečiu Pasvalio 3 universiteto tau vokalinį ansamblį moterų vadovę Eloną Rodžienę. Gerai, mes šiandien. Проїмся, що ще. Tai gerą dieną visiems. Mes visų pirma labai džiaugiamės, kad saulė šiandien šviečia ir labai džiaugiamės, kad mūsų studentės pakvietė į Bočių vasarą. Tai pasidžiaukim vieni kitais, dovanokim gerą nuotaiką ir gražias emocijas. Padainuosim 3 dainas. Metai bėga ratu. Galbūt šaltis čia
atrodo, visi žinot, galit padėti padainuot, palinguot, šventė. Nu ir paskutinė mūsų daina Niekas, o niekas. Aišku, niekas, o niekas. Niekas nežino.
pro šalį bėga, jis nusineša tave. Jums dainavo Pasvalio studentės. Tau! Pasirodo Panevėžio Bočiai vadovas Vitalijus Statkevičius. Gerbiamas Vitalijau, prašome į sceną. Pabaigoj. Žinokit, po žingsnį į priekį davai. Sveikinam malonų susirinkimą, sveikinam, džiaugiamės Pasvalio Bočiais. Miela Vidutė, panevėžiečiai negali be Bankhukeno. Svarbiausia Bankhukenas pavadinimas. Mes daug jūsų nekankinsim, karšta 2 dainas. Reikia žmogui draugų ir snaudžia gluosnį. Kaip negera žmogui būt vienumoj, ar gyvent po stogu, ar šalt gamtoj, ar tu daug laimėjai, ar praradai, niekas nežino, dėl ko gyvenai. Ar tu daug laimėjai, ar praradai, niekas nežino, dėl ko gyvenai. Reikia žmogui draugų, būti vienam neramu, skausmo našakas sunkiai, džiaugsmo aprėpti negali. Reikia žmogui draugų, būti vienam neramu, skausmo našakas sunkiai, džiaugsmo aprėpti negali. Mylimas sau rasti, laimė didi, taip save pratęsti ir tu gali, ko tu neturėjai, štai jau yra, turtas didžiausias tai tavo šeima. Ko tu neturėjai, štai jau yra, turtas didžiausias tai tavo šeima. Reikia žmogui draugų, būti vienam neramu, skausmo našakas sunkiai, džiaugsmo aprėpti negali. Reikia žmogui draugų, būti vienam neramu, skausmo našakas sunkiai,
jungia širdis, leidžia nepaklysti net per naktis, nors žaiba ir vėtros bando jausmus, tik už tikro draugo būsi ramus. Nors žaiba ir vėtros bando jausmus, tik už tikro draugo būsi ramus. Reikia žmonių draugų, būti vienam geramu, skausmo našta per sunki, džiaugsmo aprėpta kalbė. Ana daina buvo mano, o šita liaudės, nežinau, kas ją sukūrė, daug kur Lietuvoje dainuoja ir jotainios, ir molėtos teko girdėti, snaudžia gluosniai. Snaudžia gluosniai.
daugiau paploši, dar padainuosi. Nori pakartoti? Gerai, be natų dainuosim. Jaunystė. Visi mokėsit, gerai? Ne ta tonacija armonika, reikia F, čia turiu D. Tai jaunystė, visi mokėsit. Saulės suskelėjo lūpas prisirpo mėlynė šyje. Jaunystė ant ežero srūkos maldota žvejų valtele. Kas įsipilus sėdėjai, bandarai guliavo krantams. O vėdė ežero vėjai užgavo jie širdį ir man. Kas įsipilus sėdėjai, bandarai guliavo krantams. O vėdė ežero vėjai užgavo jie širdį ir man. Perkūnas pakilo ir žaibas nušvito žaliai. Rytau aš į ežerą gilų pušiekį keli seinuliai. Susiekau vieną leliją, balčiausią leliją visų. Ir debesis tamsus išlijo ir vėl pasidarė šviesų. Nusiekau vieną leliją, balčiausią leliją visų. Ir debesis tamsus išlijo ir vėl pasidarė šviesų. Nuo saulės susiarėjo lūpos, prisirpo mėlynė šyje. Jaunystė ant ežero sūpos galėjų baltų valtele. Nuo saulės susiarėjo lūpos, prisirpo mėlynė šyje. Jaunystė ant ežero sūpos galėjų baltų valtele. Ačiū. O dabar į sceną noriu pakviesti mūsų kraštietį poetą Vladą Braziūną. Prašome. Labą dieną. Šiandien padariau tokį atradimą, pasigalvoju, kur čia dabar bus viskas. Tenai netoli pasvalio 8-metę buvus. Iš karto buvo 7-metė, kaip aš pradėjau lankyti. Paskiau baigiau 8-metę. Ir ko vaikai mes čia atlaikdavom. Šičia buvo lauks, katras vadina Savižonė duobės. Senas tikras pavadinimas yra toks. Ir šitos duobės, šitą man atrodo buvo pat didžiausia. Bet dabar reikia įsivaizduoti, kad jos buvo gilios. Jos per keliasdešimt metų, dėl to, kad praėjo lygiai 60 metų, kaip aš šitą mokyklą baigiau. Tai va per tiek laiką užsinešė. Ir mes eidavom prisirengti švyną ar alavą tenai da visokią. Dėl to, kad čionai būdavo po karą matyt kažkas buvo įsirengę šaudyklą. Tai mes juos tos
metaliuks, paskiau visai plėdavom, švino privalą tvirtindavom, kaip svarmenį žuvaudam. A žiemų čia būdavo mūsų kalnai. Nusilaid į pačią gilumą ir šokį, iki pusę iššokį aukštyn vėl, šitoks palangviniams, iš karto vaikas su rogutėm, paskiau suslydėm, čionai būdavo kelia gals. Dabar paskaitys tokį triptiko eilėraščių, katra pirmąją pradžią, kai būsit Pasvalio krašto muziejui, tai galėsit susirasti prie vienos ekspozicijos, pačios pirmosios. Triptiks vadinas Pasvalys, pirms eilėraštis Pasvalys, Avižonio duobės. Mūsų kalnai į vidų, mes leidžiamės į duobes, iš tų prakeiktų Atlantidų, mūsų jau nieks neišves. Sukas ratu kaip saulė, padūkė salus vakare, skudučiai, ūkiantis kaulai, tų, kur užtruko kare. Mūsų krantai į gylį, mes smengame į duobes, aukštai susitvenkus tylai, rankos kryžių įbes. Antras Pumpenų gatvė. Pumpenų gatvė tai tad vadinas komjaunimą, bet vis žinojam, kad tai yra Pumpenų gatvė. Dabar vadinas atvirkščiai negu komjaunimą. Aš tikiuosi, kad gal net savo amžių sulauks, kai bus grąžins tikrasi pavadinims gatvė. Mano išauktinė gatvė, ubaginkėmi langai, man vieninteliai draugai kavotinių, plikakakčiai, lapai tavo liepų, knygų subirėjusie manin. Tavo vėjas vis ramyn, juos apsnygo ir užmygo, vieno atminimo gatvėj kreivasieniai paupy, smiltis lėvenių rūpi, įsismilkus ima degti. Vieno šviesoforo mieste, kūdikėliui man esi, obelėlė pausy, nelaiku pradėjus šviesti. Ir trečias, ubagino kiemo žolės. Žolės nieko nesako, tik žydi. Žolės žydi ir tyli, yra nepaniekinta žodžio gražybė, išdalyta skaistinė jautra, pasiklydo šviesa atgalinė, ubagino žmonių padaržiuos, dygsta dygus dykinių žolynai, atminimuose mano gražiuos, neišmanantis žydi ir tyli, nenuvylusia sapno klausos, jie sruvena į akmenio gylį, į šalvenimą upės blausios. Nepažiūrėjau ant laikrodį. Dangus ten plazda ir kliokia, vandenys kaip alus, šoka toj upėj pilvotoj pilnoj pivėsoj apvalus, viešpaties veidas šviečia ir jam ir lankams smagu, apiniui apsiriečiant ant jauno jaučio ragų, lankai vos išlaiko slėgį, volės taikosi šaut, laikykit vyrai suglėbę šitą pasaulį standžiau, pasaugokit daigą keroklį, dainą lygi dangaus, to, kur tik plazda ir kliokia, ir niekad nebus daugiau. Nusistalbekio pals, neužrauksi iš naują, šešių viedrų bačko konkuliavusią kraują, kas dabar suieškos, kur tos volas iššovė,
kur tie žodžiai katruos Dievo paukštis nešioja, į aukštuos patvariuos, su apynės prisėja, su daigina undains, on žemelai, on siero, paskutinė išeina. Ir nėr ko parodyti. Vangiai šį rytmetį raivos, švytintis dangiškas deivos, virš namiškių, virš andainykščio jų kelio, takelio per mišką, kur mano senelio šešėlis gulėjo geliamas vėjo. Nuo plento kiek tolėliau, sodybų keliukais ėjau, už įstro ir už svalios, į priekį, o atgalios, į niekur, o sugrįžau. Atrodė nieko gražiau. Ačiū. Į sceną prašome Pakruojo bočių bendrijos ansamblį Žiburys vadovas Darius Skrudupis. Ar išstokit arčiau? Labą dieną visiems bočiams, bočiukams, svečiams. Štai ir vėl Pakruojis. Ačiū Pasvaliui už gražų gestą, kad pakvietė mus į šitą jūsų gražią šventę. Ir norim palinkėti visiems be galo daug sveikatos, džiaugsmo, meilės, šeimos santarvės ir visiems dainuojančiams skambių ir gražių akordų. Būkit visi sveiki ir mylimi. Tai kaip Pakruojis, aišku, čia žiūrim visi saldumynai, nu tai gal ir mes, Vidutė, tave norim pasaldinti. Buvau prižadėjus, tai ką darysi, žinokit, negali pasivesti. Tai mes dabar padainuosim. Mes padainuosim 3 dainelės jums. Tai būtų Kamburitų iš gėlelės, Gesta jau žaros ir Aš menu jaunystės dienos. Suprasi
Į sceną prašome Pasvalio kultūros centro moterų seniorų šokių grupė Svajonių ritmai, vadovė Lina Bžeskienė. Prašome mergaitės. Leiski niekam nesakyt, lai mažytė būna tai paslaptis. Per miegus man šypsaisi toks gražus, saulės vaikas spindinčiomis akimis. Aš savęs neatpažįstu kaip gėlė, staiga pražįstu jį žydės, tik 3 naktis. Kai man grosi gitara, šoksiu vandenį nuogam, švelni jausmų banga tėvės pagudens. Perlai krinta iš akių, kai taip į tave žiūriu, suprantu tave turiu, tik iki rudens. Lieka man dar viena šilta diena, o naktis aistros pilna. Lieka dar. Nepaleisk manęs iš rankų perskaityt, žvaigždėtą dangų dovanok, aš jo nematau. Man tikrai visai neliūdna patikėt, žinau, kad būna taip gerai, neamžinai. Tau esu labai dėkinga, pažiūrėk, kokia laiminga verkia tik lietum šilta naktis.
sveikinam su puikia vasara, linkim dar antros vasaros dalies, dar puikesnės. Ir kągi, būkim jauni, šokim, dainuokim, švęskim gyvenimą. Mūsų dienos, mūsų naktį. Tuo pačiu labai norim padėkoti mūsų vadovėms, mūsų šokio grupės vadovė Linai Bžeskiniai. Už jos tą palaikymą, už entuzijazmą, už visą tai, ką jinai su mumis čia daro. Ačiū, Linutė. Dėkuoju. Prašom prisijungti prie tokios šaunios kampanijos. Ir dėkojam dideliai, ačiū bočeliai. Taip pat norėtume pakviesti ir mūsų vadovę Eloną Rodžienę. Mūsų ansambliui vadovauja. Kaip matot, mes čia ir šokam, ir dainuojam viską kartu. Už jos tą palaikymą, entuzijazmą, optimizmą. Kaip sako, mergaitės, bus viskas gerai. Į priekį. Ačiū, gerų atostogų. Ačiū. O dabar į sceną kviečiame Joniškio bočių bendrijos vokalinį ansamblį, vadovė Valerija Cekavičienė. Labą dieną visiems. Nu, tai aš nelengva ateisiu. Labą dieną visiems. Joniškiečiai jums siunčia geriausius, gražiausius linkėjimus ir gražios vasaros. O dabar einu pas Vidutę. Joniškiečiai dainuos 3 dainas. Pirmoji mėgstu vasaros vakarą, antroji laivelis, trečioji meilė žiedeliai. Viskas apie vasarą, viskas apie meilę. Gero klausimą. Thank you.
Arčiau, sakiau aš. Jėzus turėsiu. Nebijau. Три.
padėkos prisiminimui, kad pas mus buvote. Į sceną kviečiu Pasvalio asmenų su negale draugiją Žalsvasis šaltinis, vadovė Nijolė Stepulienė. Draugystė, bendrystė ir daina yra neatsiejami dalykai, kurie sušildo ir suartina žmonės. Su gražia švente, mėlieji, jūs sveikina Pasvalio neįgaliųjų draugija ir ansamblis Žalsvasis šaltinis. Teskamba dainos, tesidžiaugia širdis, jums skambės 3 dainos. Žalia rūta, iš širdies vėl kyla ir tu Lietuva. O kadangi čia visi nešė pyragus, tai mes norėjome jums duoti kavos.
Ačiū, skamba daina, tiesiog pakėlė nuotaiką, norim visi dainuoti. Ačiū, Nėlė. Ačiū.